ich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Hamburge gamykloje Hoerštal Seitenbetonträger ir traukinių pagrindas statybinių medžiagų čia buvo atgabenta. Ir įrodymas, kad čia buvo pradžioje medinis barakas, tai va čia yra išlikęs to ant sienos toksai ale trikampis, tai tenai baigėsi medinio barako dvi šlaitės stogas. Nu ir čia žiūriu, aš paminėjau, kad tos vokiečius. Etapas. Vasario mėnesį Hitleris išvyko į Berglovą. Labai pašlėjo psichinę būseną, o kraujo tyrimai nebuvo per geriausi. O jisai teigė, jog Alpių kalnuose oras visą laiką pagerindavo jo savijautą. Jisai iš čia išvyksta, tupi tenai 5 mėnesius. Ir Hitleris prie progos paklausė dėl savo bėdės, dėl tų kojų. Teodor Morel su juo pašnekėjo ir pažadėjo, jog pusės metų bėgyje leidžiamas Eimeista bakterijos kolė, reguliariai strichnina, nuodai žiurkėm, Hitleriui irgi aplikuojama, na taip pat į akis lašinama adrenaliną. Dar galima vardinti ir vardinti, taip kad girdime, jog Hitleris buvo priklausomas nuo narkotikų.
Na ir ką? Praėjom, matome, jog yra išlikusi geram stovėje. Nu, tik tai viena Adolfo Hitlerio bunkerio siena, šiaurinė pusė, čia praeiname vado namus, kur tie medžiai auga ant stogo, tai buvo kažkadais čia vado namai, Führerhaus, audiencijų salė, darbo kambarys, čia buvo taip pat virtuvė, valgomasis patiekalas, Hitleriui ruošė jo asmeninė dietetistė Helena Marija von Exner. Jauna mergina, 24 metų, ne vienas karininkas į ją čia buvo įsimylėjęs, tarp kitko Martin Bormann, ir paskui per tą Martiną Bormanną jinai buvo atleista. Dažniausiai tarp barakų, bunkerių vaikščiojo karininkai ir maskuojantis tinklai. Toksai tunelis čia yra dabar atkurtas, čia gabaliukas originalaus tinklo, atmenantis dar vokiečių laikus, tie ale žolės elementai. Ir dvi spalvos žalios, dvi spalvos rudos, kad susilietų su gamta. Čia tai jau 21 amžius. Dabar mes judame link bunkerio, kuris buvo pastatytas iš pagrindų kaip paskutinis 44 metais 3 mėnesių. Čia yra bunkeris, į kurio koridorių galima įeiti ir truputėlį tos atmosferos pajausti. Ir čia yra irgi nuotraukos, truputėlis gyvenimo vilko guolį. Ir taip pat įėjimas į bunkerio vidinės patalpas, žinoma, tenai griuvėsiai. Aš patikrinsiu, kaip daug vandens. Jeigu į kelį... Nėra taip blogai. Ir taip, kai būtų įėjimas į tas vidinės patalpas, slengstis, bala, galva. Slengstis, bala, galva. Nu dabar čia visur bala. Ir prie progos, nežiūrėk į balą, tik žiūrėk į nuotraukas. Daug tos balos. Nuzimau, не добавил. Slengstis galva. Vyrai, kas aukšti, galvo palenki. Ir slengstis, kad neužkliūtumėt. Taip, kad iškeliam pagautumėt. Taip, bet prašau čia. Dešinė. Slengstis galva. Slengstis galva. Žiūrint į nuotraukas. Taip, į balą nežiūrint, nes nematyti nuotraukas. Kur jūs nuėjau? Na tai prie jos geriau kimba į betoną. Ir dabar tai, ką matėme iš tos pusės, aš žinau, jūs šaunuoliai, jūs jau skaitote lenteles. Nu, bet klausykit, būti ir nepamatyti. Būti ir neužeiti. Būti ir neužeiti. Taip, kad priimam 7 tonus sprogstamųjų medžiagų iš vidaus. Susprogdinti. Čia turime pradinio bunkerio stogą, jisai atsiskiria nuo gelžbetonio ploščiaus. Čia yra krūvelė to bazaltinio akmens, taip, kuri tarnavo, taip, dalis tai jau nubirėjo ir po mūsų kojom daug to bazaltinio akmens yra. Vienas iš mažiausių bunkerių, 27 ant 21, viduje 7 ant 15, nuo vidų neįeisim, nes bala. Na ir turbūt atkreipė dėmesio, kaip sau stalaktitai irgi formuojasi čia. Taip, kad 7 ant 15, gilumoje darbo kambaris, miegamasis, WC, techninė patalpa skirta personalui sanitarijai. Nu, vyrai apeinam, pamažu. Čia atsargiai nepaslyskit, taip?
Čia labai gerai matosi. Pradinė bunkerio siena, čia yra tas tarpas, tai priemelis ale 60 cm, turi užpildytas akmens skalda, na ir išorinė siena truputėlį kuklesnė. 354 cm, jau truputėlį betono pagailėjo. Vajem paraityti. Čiut pagailėjo. Operacinio štabo skyriaus viršininku buvo čia Alfredas Jodlas, tai jisai pasirašo pirmąjį besąlygiškos kapituliacijos paktą 45 metų gegužės 7. Prancūzijoje Reimso vietovėje, bet Stalinui netiko, jog buvo žemo rango karininkai ir buvo liepta pakartoti, kad jau Bernako Kalmashalo Vilhelmo Kaitelio parašas palikas gegužės 8.23.01. Buvo Stalino priimta. Trūkų daug tos informacijos žinome, ar iš istorijos pamokų, ar jeigu kas pats domisi, taip. Ir matome holokaustas vaikai, jų nuotrauka, ta nuotrauka, taip, išvaduoto Aušvico stovyklos labai dažnai yra rodoma, taip, su vaikų rankutė. Na, aš gal norėčiau, kad mes sustotume prieš paskutinį stendą, kuriame yra paskaičiuota, kiek antrasis pasaulinis karas pasiglemžė aukų. Nežinau, kaip jūs prisimenate per istorijos pamokas girdėjote, aš truputėlį mažesnį kiekį girdėjau, gal tik tai paskaičiavo Sovietų sąjunga, o čia yra paskaičiuota apie 76 milijonai žmonių. Tame tarpe 50 milijonų tai yra civiliai, virš 26 milijonų karinės pajėgos ir kareiviai. Na ir kiekviena šešta auka paprastai superšta akimi. Tai jisai palieka rankinę pro stalą. Kodėl jisai superšta akimi? Tai jisai tarnavo šiaurinę Afriką, Tunesiją. Gydytojas Teodor Morel po tos bombos sprogimo ištraukė apie 100 ąžuolinio stalo rūgščių, atkreipė dėmesį, jog nustojo drebėti Hitlerio kairė ranka ir kojas. Jis sirgo Parkinsono liga. Ties Hitlerio žodžiai buvo, bet į pasitarimą, bet jisai truko trumpą laiką, nebuvo šansų aktyvuoti bombos. Pažiūrėkite, kas išliko po vienos bombos sprogimo. Jeigu būtų palikta ta antra bomba, net neaktyvuota, jinai irgi duotų geresnį efektą. Na ir tas garsus ąžuolinis stalas, kuris išgelbėjo gyvybę Adolfui Hitleriui. Pažiūrėkit, baltos sienos ir čia atvaizdavo, užuolaidos žirnelis ir tenai matome lempos ant ištraukiamų elementų ir taburetės, kiekvieno barako viduje koridorius, į dešinę kairę darbo kambariai miegamieji, patalpos pabaiga salės pasitarimų barakas po sprogimo, tik tai langai labiau atsidarė ir didesni sunaikinimai buvo viduje. Benito Musolinis, Hitleris asmeniškai vedžiojo, tai kuris atvyko čia jau paskutinį kartą, jų susitikimas įvyksta ir vilko kolė išvis gyvenime. Kelmės generolo partija.
bijau. Dievo karma. Mūsų jau neįbūs, kad jie susijungs. Žaimus neturėjus kovos Dachau. Jo, Dachau. Nedarim, ne? Tada neįpūdėm. Kur čia mes turėjom pamatyti? Gyvų žmonių sėd ten. Tebesėd. O dar veiks. Klau, kur tu sėd? Atrado suslėpęs paskutinį momentą. Nu, tikriausiai, bet ten neįlėpi po. Reaguoju, nes, nu, kitaip jau aparatai turi galimybės, kada nam reikia išlaikinti. Ir pirma versija. Hitleris su Eva Braun perkanda ampulę su cianido nuodais. Hitleris šauna savo galvą, kūnai sudeginti. Antra versija. Po vandeninio laivu plaukia Argentina ir ten dar ilgai gyvena. Dar turim trečią versiją. Antarktidoje karalienės malt žemėse. Vokiečiai stato karinės bazės pavadinimu Dynioji Švabija, Naujoji Švabija. Jisai tenai buvo matomas. Ar kada sužinosime teisybę? Istorija rašo kas? Tas, kas laimėjo. O jų versija, oficiali versija, Hitleris perkanda ampulę, šauna savo į galvą, kūnas buvo sudegintas. Juk iki šiol Maskvoje randasi archyvose Hitlerio žandikaulis, dalis jo kaukolės. Prancūzų mokslininkai buvo pakviesti, kad padarytų ekspertizę, 100% patvirtina autentiškumą.